Džiaugiamės, kad pasirinkote dalyvauti ES finansuojamame Erasmus Plus projekte, kurio pavadinimas klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šioje skaidrėje matote visus projekto partnerius. Projekto pagrindinis partneris yra Pamukkale's universitetas įsikūręs Turkijoje. Taip pat kiti projekto partneriai iš Turkijos atstovauja Hatay Mustafa Kemal universitetą, Başkent universitetą, Süleyman Demirel universitetą bei Budur Mehmet Akif Erroy universitetą. Partneriai iš Rumunijos atstovauja Krajovos universitetą. Lietuvai atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Projekto partneriai taip pat yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Džiaugiuosi galėdama jums pristatyti 5. modulį reinervuotų raumenų elektrostimuliacija bei 5.2 submodulį pradinė stadija. Šį modulį parengė docentė Guzin Karacakinė bei profesorė Nilüfer Cetişli Kokmaz. Jos abi atstovauja Pamukkale's universitetą. Modulį vertė ir įgarsino Vaida Leknavičiūtė Ablonskė, atstovaujantį Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedrą. Nors periferiniai nervai geba gydyti ir atsinaujinti savaime, jie natūraliai ir pakankamai lengvai yra pažeidžiami įvairių veiksnių. Tai gali būti spaudimas, sutraiškymas, nuplėšimas ir panašus. Pažeisti periferiniai nervai atsinaujina lėtai, bet ne visiškai iki savo ankstesnio stovo. Tai reiškia, kad nors nervas ir atsinaujino, tačiau pažeidimo pasekmė jame išlieka. Taigi, daugiau apie tai, kas tai yra raumens atsigaivimas po pažeidos ir kaip visa tai vyksta. Taigi, kas tai yra regeneracija arba raumens atsigavimas? Nervas atsikuria po 1-3 mm per dieną greičiu. Ir šis greitis yra panašus į aksono pernašos greitį. Pirmoje regeneracijos stadija, tai kuomet įvyksta neuroprakcija, yra galimas taikyti arba naudojamas tik medikamentinis gydymas. Antrosios 4. stadijos metu, kuomet vyksta aksonotmezė, vyksta funkcijos atsistatymas ir tai paprastai vyksta per 3-6 mėnesius. Sunkiausia yra 5. regeneracijos stadija. Ir tuomet reikia chirurginės korekcijos, kad nervas vėl būtų suartintas. Ir ankstyva nervų reinervacija yra kritinės svarbos siekiant užkirsti kelią nervų ir raumenų atrofijai. Nes jei raumuo yra neįnervuojamas, pradeda vystytis jo atrofija. Taigi atsikūrimą po nervo pažeidos lemiantys veiksniai. Tai yra nervinio pažeidimo sunkumas, laiko tarpas tarp pažeidimo ir chirurginės korekcijos. Kuo įvyksta greičiau, tuo regeneracija bus sėkmingesnė. Atstumas nuo pažeidos vietos iki tikslinio raumens ar organo. Kuo atstumas yra ilgesnis, tuo regeneracija vyksta ilgiau. Taip pat paciento amžius, kuo žmogus vyresnis, tuo regeneracija vyksta lėčiau. Ir deramai taikoma aksono reinervacija. Elektrostimuliacija yra neinvazinis gydymo metodas, kuris sustiprina ir reguliuoja su gijimu susijusių genų išsiskyrimą gyjančiuose neuronuose. Kiekvieną dieną taikoma elektrostimuliacija reguliuoja intraraumeninius neutrofininius veiksnius ir skatina nervų galūnėlių ataugų augimą. Tačiau yra atliktų mokslinių tyrimų, kuriuose teigiama, kad elektrostimuliacijos taikymas menkai teprisideda prie ilgalaikės funkcinės reinervacijos. Svarbu, kad kineziterapeutas taikomo gydymo metu taikytų elektrostimuliaciją nuosekliai, taip pat kartu su elektrostimuliacija taikytų pratimus ir laikytųsi atitinkamo protokolo, kurie užtikrintų sėkmingą gijimą pacientui. Kokiegi yra taikomi elektrostimuliacijos metodai? Nesvarbu priklausomai nuo kurią elektrostimuliacijos techniką bus pasirinkta taikyti, visuomet reikia nustatyti optimalius elektrostimuliacijai tinkamus parametrus.
Tik tokiu atveju elektrostimuliacija bus veiksminga tiek ankstyvoje, tiek po reinervacijos vėlyvojoje stadijoje. Ir galimos technikos, elektrostimuliacijos technikos, kurias būtų galima taikyti, tai yra nervų ir raumenų elektrostimuliacija, žinoma kaip trumpiniu NMS, funkcinė elektrostimuliacija, žinoma kaip trumpiniu FES, aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija, kaip trumpinis HVPGS, bei periodinė nervų stimuliacija, kuri vadinama TENS. Neuroraumeninė elektrostimuliacija ir trumpa žemo dažnio elektrostimuliacija. Rekomenduojama iškart po chirurginės nervo korekcijos per 1 valandą taikyti trumpą intraoperacinę 20 Hz dažnio srovę. Tai padės stimuliuoti ir nervo regeneraciją, tokiu būdu užtikrinant sklandesnį gijimą. Srovė turėtų būti, kaip ir minėjau, 20 Hz dažnio, 4-6 V, 0,1–0,8 milisekundės trukmės ir turėtų būti taikoma 1 valandą. 20–50 Hz dažnis atstato sensorinę ir motorinę funkciją, stimuliuoja neurotrofinius veiksnius ir taip skatina funkcijos atsistatymą arba intensyvesnį ir greitesnį nervo regeneraciją. Taikant trumpą žemo dažnio elektrostimuliaciją kartu su fiziniais pratimais padidėja žievės sensomotorinis nervingumas ir jautrumas. Tokiu būdu geriau yra išmokstamas judesys ir grąžinamas judesys. Taigi, žemo dažnio srovės taikymas padeda arba skatina nervų regeneraciją, neurotrofinių smegenų faktoriaus veiklą, neurono augimo faktoriaus aktyvumą ir mielino gamybą. Taigi apie faradinę srovę esant šiems sutrikimams. Iš esmės, faradinė srovė yra saugi, veiksminga elektrostimuliacijos technika, funkcijos atstatymui ir tonuso palaikymui. Dažniausiai yra naudojama monopoliarinė arba bipoliarinė technika. Nepaisant jos plataus naudojimo ir taikymo, moksliniuose tyrimuose naudojami skirtingi parametrai. Intensyvumas yra rekomenduojamas visuomet didinti, iki kol bus pastebimi raumens susitraukimai. Taip pat faradinė stimuliacija yra tinkama Belo paralyžiaus atveju. Taigi, kokiegi turėtų būti parametrai taikomos faradinės srovės? Tai yra rekomenduojama, kad būtų ji asimetrinė, kintamoji srovė. Taip pat faradinės srovės trukmė turėtų būti nuo 0,01 iki 1 milisekundės, o dažnis nuo 50 iki 100 Hz. Dar viena elektrostimuliacijos technika tai yra funkcinė elektrostimuliacija. Kodėlgi ją rekomenduojama taikyti? Todėl, kad taikant ją yra telkiamasi ties tikslinis judesiais, stimuliuojamas tikslinis raumuo. Tai gali būti rankos tiesimas, sugniaužimas, stovėjimas, pusiausvyra, kūno laikysena ir eisena. Būtent šias fizinės savybės arba judesius galime lavinti, kuomet mes taikome funkcinę elektrostimuliaciją. Funkcinė elektrostimuliacija taip pat yra tinkama, jeigu yra krentanti pėda, vidurinio, alkūninio ar stepininio nervo sužalojimai. Ir taikant funkcinę elektrostimuliaciją yra geresnis žievės sužadinamumas bei stimuliuojama žievės preorganizacija. Taikant funkcinę elektrostimuliaciją galimi 3 metodai, kaip ši technika gali būti įvesta arba ši elektrosrovė gali būti įvesta į žmogaus kūną. Tai gali būti pasitelkiama implantiniu, periodiniu arba paviršinė stimuliacija. Ir pastaruoju metu pradėti naudoti hibridiniai metodai. Ir namų gydymo sistemos, robotinės sistemos, mioelektrinių protezų sistemos arba smegenų veiklą skatinančios sistemos ir kompiuterio sąsaja. Tai yra vienas iš hibridinių metodų, kurias galima naudoti, skatinant ir gerinant pacientų atsigavimą ir reabilitacijos rezultatus. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija yra veiksminga, jei norime
gerinti kraujotaką, skatinti regeneracinį poveikį pragulų ir opų gijimui bei periferinių nervų regeneracijai. Viršslenkstinė stimulacija iššaukia nervinių skaidulų veikimo potencialą, o iššaukti veikimo potencialai pasklinda po nervinės skaidulas. Motorinių skaidulų stimuliavimas įtakoja raumens susitraukimus ir aktyvumą. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliaciją taikant mes galime vykdyti raumenų permokymą bei raumeninių skaidulų stimuliavimą. Šiai stimulacijos rūšiai yra būdingi trumpi aukšto intensyvumo impulsai. Taikant šią elektrostimulacijos techniką galima selektyviai stimuliuoti motorinius nervus, o ne sensorinės skaidulas. Tokiu būdu galime lavinti raumenų jėgą bei mažinti įnervuoto raumens atrofiją. Taigi, kokiegi yra aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos privalumai? Ši srovė yra pakenčiama labai lengvai pacientams, ji yra komfortabili jiems. Stimuliuoja sensorinės ir motorinės skaidulas. Padeda atstatyti arba grąžinti raumenų funkciją. Spartina nervinių skaidulų atsikūrimą į vėlesnę išsivystymo stadiją. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija dažniausiai naudojama Belo paralyžiaus atvejais gydyti, kadangi tokiais atvejais yra rekomenduojama dvifaziai impulsai, kurių trukmė yra 120 milisekundžių, kurių amplitudė yra 160 W ir ilga impulso trukmė, kuri trunka 80 mA. Dar viena elektrostimulacijos technika yra periodinė nervų stimuliacija, dar trumpiau vadinama TENS. Ši stimuliacija yra tinkama, kuomet yra pažeisti periferinių nervų pažeidimai ir būtent šių pažeidimų keliamam neuropatiniam skausmui gydyti. Mišrios nervinės skaidulos, taikant elektrostimuliaciją, yra linkusios telktis į jutimus. Sensoriniai sutrikimai, tokie kaip ankstyvasis odos sensorinių savybių netekimas ir vėlios stadijos hiperpatija, taip pat yra tinkama taikyti šį elektrostimulacijos techniką. Taigi, taikant TENS, gerinamas gebėjimas atskirti lytėjimo pojūčius ir gaunama informacija. Gerinamas gebėjimas jausti spaudimą, spartesnė užpakalinių šaknelių ganglijų neuronų regeneracija, mažėja židininių uždegimo mediatorių ir didėja skausmo slenkstis. Periodinė nervo elektrostimuliacija yra patogi, nes galima jos taikyti keli panaudojimo būdai. Tai gali būti atliekama paviršiniais elektrodais arba perkutatiniais elektrodais. Vidutinio dažnio kintamąją srovę galima naudoti nepageidaujamam sensoriniam ir motoriniam aktyvumams slopinti bei spartinti nervų regeneraciją. Periodinė nervų stimuliacija yra mažos rizikos, nebrangi ir daug žadantis variantas arba gydymo metodika, kuri padeda skatinti periferinių nervų regeneraciją. Į ką derėtų atsižvelgti, taikant elektrostimuliaciją pradinėje reinervacijos stadijoje? Pirmiausia, tai reikėtų atsižvelgti į stimuliacijos parametrus sukeliamus fiziologinius pokyčius, kaip stimuliavimo veiksmingumą, gydymo rezultatą. Nervo gijimas gali tęstis veiksmingai, nes neuroraumeninės elektrostimuliacijos metodai sunkiai išvargina ir lėtina nervų gijimą. Nervą stimuliuojantis elektrodai yra saugūs naudoti lėtinių sutrikimų atvejais. Jie lengvai toleruojami pacientų ir klinikinėje praktikoje jiems yra teikiama pirmenybė. Ir svarbiausia, kad elektrostimuliacija yra lengva taikyti. Taip pat yra svarbu taikant funkcinę elektrostimuliaciją, tai yra elektrodų skaičius. Dažniausiai tai yra naudojama 4 elektrodai ir kadangi juos pasitelkiant yra lengviau sutraukti raumenis ir gerinti jų ištvermę, palyginti su vienu elektrodu. Impulso plotis ir amplitudė taip pat yra svarbus veiksniai. Trumpesniais impulsais lengviau išgaunama didesnės srovės amplitudė, tuomet ir didesnis dirginamo audinio atsakas į elektrą. Dažnis 50 Hz yra didžiausias leistinas dažnis, todėl rekomenduojama pasirinkti mažesnius dažnius. Trukmė ne ilgiau nei 14-16 minučių.
Ir taikant funkcinę elektrostimuliaciją vyksta motorinių ir sensorinių nervų stimuliacija vienu metu. Taigi, sklandus motoriniai judesiai pasireikš, kai sensoriniai ryšiai bus atkurti. Jutimai šiame nervinėme cikle suteikia grįžtamąjį ryšį ir dalyvauja valdant judesius. Kad po periferinių nervų pažeidos atsikurtų geri motoriniai įgūdžiai, elektrostimuliacijos gydymo techniką reikia derinti su fiziniais pratimais. Taigi, kaip ir pavaizduota šiame paveikslėlyje, kad elektrostimuliacijos moduliacijos ir sprendimai, kokias jas pateikti ir kokias daryti, priklauso nuo daugelio veiksnių. Tai tokie, kaip būtų motorinė sistemos stimulacija ir atsakas jos į elektrostimuliaciją, sensorinė sistemos stimulacija ir jos atsakas į teikiamą stimulaciją. Taip pat fiziniai pratimai, kurie turėtų būti taikomi. Sprendimai dėl moduliacijos, kokios tai turėtų būti pakeičiamos srovės ir srovių parametrai, bei apribojimai. Reikia apeiti prislopintą arba užtikrinti veiksmingumą. Taigi, elektroterapijos taikymo pradinėje fazėje reinervacijos protokolas. Tai daugiau kaip klinikinis vadovas. Ir mokslinėje literatūroje trūksta naudotinų gydymo parametrų sisteminimo. Tai reiškia, kad yra daug tyrimų, šiek tiek tie visi parametrai varijuoja, nors yra tam tikra bendrystė, bet nėra labai tikslu. Optimaliems gydymo parametrams nustatyti reikia atlikti daugiau tyrimų. Ir atliekant tyrimus, sudėtinga standartizuoti gydymo parametrus. Klinikinio elektrostimuliacijos taikymo po reinervacinių laikotarpių gairių pavyzdys. Yra rekomenduojama neuroraumeninė elektrostimuliacija, kurios parametrai turėtų būti maždaug 20 Hz ir ji turėtų būti taikoma 1 valandą. Ir toks gydymo tikslas yra gerinti funkciją ir skatinti nervų regeneraciją. Jeigu mes kalbame apie trumpalaikę žemo dažnio elektrosrovės stimuliaciją, tai ji turėtų būti maždaug 100–200 Hz dažnio, žemo dažnio srovė iki įvykstant mažiausiam susitraukimui raumens, 4–6 V arba 20–30 V, trukmė turėtų būti nuo 5 iki 10 minučių, turėtų būti taikoma kasdien arba kas antrą dieną ir rekomenduojama bipolarinė technika. Ir kokie gydymo tikslai? 100 Hz dažnio stimuliacija stimuliuoja nervų gijimą skatinančių neurotrofininių veiksnių išsiskyrimą. Tuo tarpu 200 Hz stimuliacija skatina mielinizaciją. Taigi, kita faradinė srovė. Tai gydymo parametrai taikant faradinę srovę turėtų būti nuo 50 iki 100 Hz, nuo 0,1 iki 1 milisekundės. Taip pat yra rekomenduojamas pliūpsnio intervalas, kuomet yra 5 ir 5. Iki įvykstant mažiausiam susitraukimui raumens jį turėtų būti didinama intensyvumas. Trukmė, turėtų būti 45 ir 45 arba 30, 30 ir 30 susitraukimų. 10 minučių stimuliacija, 5 minučių poilsio ir 10 minučių stimuliacija vėl. Iš viso faradinė srovės stimuliacijos trukmė turėtų būti 20–30 minučių. Ji galėtų būti taikoma kasdien arba kas antrą dieną. Rekomenduojama monopoliarinė arba bipolarinė technika. Taikymo tikslas – gerinti funkciją motorinę, skatinti nervų regeneraciją ir jų gijimą. Dar viena elektrostimuliacijos technika tai yra funkcinė elektrostimuliacija. Ir jos rekomenduojami parametrai. Tai yra trumpų impulsų trikampės bangos, kurių dažnis yra 20–60 milisekundžių, trukmė 200–300 mikrosekundžių. Yra rekomenduojamas darbo poilsio ciklas, tai yra 10 sekundžių stimuliacija, 10 sekundžių poilsis. Ji turėtų būti didinama iki įvyksta mažiausias raumens susitraukimas. Veiksniosios stimuliacijos procentinė dalis turi būti maža. Trukmė bendrai stimuliacijos gali būti 14–16 minučių. Ji gali būti taikoma kasdien arba kas antrą dieną. Taikomi paviršiniai elektrodai ir 4 elektrodai vienam raumeniui. Šios elektrostimuliacijos taikymo tikslas yra atkurti funkciją, telkiantis ties tam tikrų judesių, bendrai gerinti vaikščiojimo ir viršutinių galūnių tiesimo, sugniaužimo ar kitus judesius, kitaip sakant, bendrai gerinti stambiosios ir smulkiosios motorikos funkcijos,
na ir užtikrinti motorinių ir sensorinių aksonų aktyvumą. Dar viena elektros stimuliacijos rūšis tai yra aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė. Ir jos parametrai yra rekomenduojami tokie. Tai yra vienafazė arba dvifazė impulso srovė, impulsų dažnis 60 per minutę, ilga impulsų trukmė, kuri atitinka maždaug 65–75 mikrosekundės, 60–300 W stiprumu ir ji yra taikoma arba didinama iki įvyksta stiprus susitraukimas. Kokie yra taikymo tikslai? Tai yra atkurti funkciją, skatinti nervų regeneraciją, lavinti raumenų jėgą bei mažinti raumenų atrofiją. Šioje skaidrėje jūs matote visus literatūros šaltinius, kurie buvo panaudoti rengiant šį pristatymą. Ir čia jūs matote visus kolegas, kurie dalyvauja mūsų projekte ir mes visi kartu džiaugiamės, kad jūs domitės klinikinės elektrostimuliacijos panaudojimo ir taikymo galimybėmis kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Ačiū Jums ir geros dienos.